Pirmojo tarptautinio metinės gimnastikos turnyro Dalios Makaitės taurė organizatoriai nuoširdžiai dėkoja varžybų rėmėjams. Kūno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos vyriausybės, Lietuvos tautiniam olimpiniam komitetui, Vilniaus miesto savivaldybei, mecenatui Sauliui Karosui, uždarai akcijai bendrovei Medicinos bankui, uždarai akcijai bendrovei SK Impex Medicinos diagnostikos ir gydymo centrui, akcijai bendrovei Apranga, uždarai akcijai bendrovei NP Foods Lietuva, uždarai akcijai bendrovei Baltijos mineralinių vandenų kompanija, uždarai akcijai bendrovei SK Impex Service Center, uždarai akcijai bendrovei Sugihara Pro, uždarai akcijai bendrovei Grasta Auro, uždarai akcijai bendrovei Denticija, uždarai akcijai bendrovei Dantų technikos laboratorija Denticija, uždarai akcijai bendrovei Druskininkų viešbutis Pušynas, uždarai akcijai bendrovei New Vision Baltija. Taigi dar trumpa pauzė ir mes laukiame Anastasijos Mulvinos pasirodymo. Taip, paskutinė šio vakaro gimnastė. Įspūdingas buvo jos pasirodymas su kamuoliu, nepaisant tų klaidelių, kurių išvengti nepavyko ukrainietei. Žiūrėsime, kaip seksis su lanku. Anastasija Mulvina taip nuščiuvo tribūnas. Natalija giliai atsidusa, kai lankas buvo išmestas per aukštai. Taip, nemato mūsų bičiuliai salės lubų konstrukcijos dėja. Tai dar kartą pakišo koją Mulvinai. Viena iš teisėjų, brigados narių ukrainietė, vėlgi apeliuoja į tai savo kolegiams. Na, ką padarys? Yra kaip yra, galbūt kitame turnyre mes jau būsime kitoje arenoje, galbūt net ne Vilniuje, galbūt kitame mieste, o kol kas šį vakarą